Ką šiandien deginsim ant laužo? Šiandien deginsiu ant laužo, kad fermentuoti produktai yra probiotikai. Fermentuoti produktai yra vieni iš mano labiausiai mėgstamiausių ir rekomenduojamų. Kai žmonės klausia, ką galiu padaryti, kad pagerinčiau savo mikrobiomą, aš galiu visada atsakyti, kad tai yra ne vienas dalykas, tai yra 3 dalykai. Pirmas – valgyti daugiau skaidulų, antras – valgyti daugiau fermentuotų produktų ir trečias – valgyti daugiau flavonoidų. Ir angliškai jie visi prasideda iš F raidės, todėl yra vadinama kaip 3F taisyklė. Ir man labai patinka fermentuoti produktai, tačiau daugam yra netikėta, kai jie nėra geriausias probiotikų šaltinis. Ir mes žinom, kad jie turi labai daug gerųjų bakterijų, tačiau pagal mokslinį apibrėžimą probiotikais gali būti vadintos tik tos bakterijos, kurios klinikiniais tyrimais įrodytos kaip naudingos sveikatai. Ir dauguma fermentuotų produktuose esančios bakterijos tokio apibrėžimo visiškai neturi, to kriterijaus netitinka. Ir tyrimai rodo, kad jų vartojimas gali pagerinti nuotaiką, sustiprinti smegenų veiklą ir mąstymą, sumažinti uždegimą, sustiprinti imuninę sistemą, pagerinti žarnyno sveikatą ir sumažinti pralaidžios žarnos riziką. Tokie fermentuoti produktai, kaip čia matote, kefyras, jogurtas, kombuča, tempeh, miso, kimči, rauginti kopūstai, raugintos daržovės, agurkai ir netgi tokie fermentuoti gėrimai, kaip vynas, alus, sidras, aišku, saikingai. Tada klausimas kyla, jeigu ne bakterijos, tai iš kur ta nauda? Tai atsakymas yra fermentacijos metu susikaupiančios medžiagos. Nes fermentacijos metu susidaro naudingos bakterijos ir mielės, tokios kaip probiotinės skaidulos, sacharidai ir jūs čia matote mokslinių tyrimų rezultatus, polifenoliai, fermentai, riebalų rūgštys, organinės rūgštys, trumpųjų grandinių riebalų rūgštys. Būtent jos suteikia fermentuotams produktams būdingą rūgštų skonį ir sukuria šiek tiek rūgštesnę žarnyno terpę. Todėl gerosios bakterijos tokioj terpėje gali klestėti, o blogosios bakterijos sunkiau dauginasi. Taigi ir nedideli kiekiai fermentuotų produktų vartojimų reguliariai gali ženkliai pagerinti sveikatą.